vaikučiai. Sveiki vaikai, tai aš, Luka. Ar jūs jau šiandien gulite savo lovelėse? Ar jūs dabar po sunkių darbų pasiruošite klausytis mano pasakaitės? Jei taip, tai atidžiai klausykitės. Aš jums paskaitysiu rašytojo Ofrido Proislerio knygos Raganiukė 1 skyrių. Tad atidžiai klausykitės. Oi lele, Valpurgijos naktis. Raganiukė nepabūgo varno Abrakso pranašysčių ir naktį nujojo ant Buloko kalno. Visos senės raganos jau buvo susirinkusios. Išsitarčiusiais plaukais, vėjo plaikstomais sijonais, šoko dūko aplink savo laužą. Iš viso ten jų buvo ko gero 500 ar 600. Kalnų, miškų, pelkių, miglų ir audrų, vėjų, pasakų namelių ir žolių raganos sukosi, malėsi lyg pašėlusios, mosikuodamos šluotomis. Valpurgijos naktis, oi lia, lia, Valpurgijos naktis, oi lia, lia, dainavo mekendamos, krankdamos, krykždamos, griausmais griaudamos ir žaibus vaidydamos. Raganiukė nepastebėta įsimaišė tarp šokėjų. Oi lia, Valpurgijos naktis, dainavo, šaukė jį, kiek tik jėgos leido. Skriejo sūkuriu aplink raganų laužą ir viena sau galvojo. Pamatytų dabar mane Abraksas, išverstų akis kaip pelėda. Tikriausiai ir toliau viskas būtų gerai klojęs. Tik nereikėjo jai pasimaišyti po akių savo tetai, audrų raganai Rumpumpeliai. Ji buvo išdidi, pikta ir visiškai nesuprato juokų. Žiūrėk tu man, sušuko jinai. Toje maišatyje susidūrusi su Raganiuke. Tai bent, ko tau čia reikia? Atsakyk, argi nežinai, kad jaunikliams šiąnakt nevalia rodytis ant Buloko kalno? Neišduok manęs, išsigandus ėmė prašyti Raganiukė. Teta Rumpumpelė atkirto. Nemanyk, tave tokią begėdę reikia nubausti. Susidomėjusios raganos sulėkė artyn ir apsupo jas abi glaudžiu ratu. Audrų ragana įpykusi viską išpasakojo. Paskui paklausė, ką daryti su Raganiuke. Miglų raganos ėmė šaukti. Tegu išperka savo kaltę. Kalnų raganos pykavo. Pas raganų močią! Tuoj pat pas raganų močią! Taip, ėmė šaukti visos raganos. Griebkit ir tempkit pas raganų močią. Raganiukė prašė, maldavo, bet veltui. Teta Rumpumpelė nutvėrė ją už pakarpos ir nuvilko pas raganų močią. Šioji karksojo savo soste surestame iš puotšakių, suraukusi kaktą į išklausė audrų raganą, tada sugriaudė ant Raganiukės. Kaip tu drįsai šią naktį joti ant Buloko kalno? Juk tokiams jaunoms raganoms tai uždrausta. Gal tau protas susimaišė? Drebėdama iš baimės Raganiukė atsakė. Nežinau, staiga taip įsikeičiau. Žirgt, apžirgiau savo šluotą ir atskridau. Tai dabar būk maloni, vėl joti namo. Tik apžirk savo šluotą ir jok namo, įsakė raganų močia. Nešdinkis iš čia ir kuo greičiau, arba supyksiu. Raganiukė suprato, kad raganų močia sukalbama ir paklausė. Tai gal bent kitais metais galėsiu šokti kartu su kitomis raganomis? Susimastė raganų močia. Šiandien dar negaliu tau nieko pažadėti. Jeigu iki to laiko nepasidarysi gerą raganą, tada pažiūrėsime. Prieš kitą Valpurgijos naktį sušauksiu raganų tarybą ir mes surengsim tau egzaminą, bet žinok, kad jis nebus lengvas. Ačiū tau, pasakė Raganiukė. Ačiū tau. Ji prižadėjo iki kitų metų pasidaryti gerą raganą. Tada užsėdo ant šluotos ir jau norėjo joti namo, bet čia audrų ragana Rumpumpelė, pasakė raganų močiai. Negi tu nenubausi šitos mažos akiplėšos?
Nubausk ją, kurstė kitos audrų raganos. Nubausk ją, ėmė šaukti ir visos kitos. Tvarka turi būti, jei atėjo į raganų šokius be leidimo, tai tegul ir gauna taip, kad ilgai atsimintų. Galėtume tai žiūli rupūžiokę paspirginti ant laužo, pasiūlė tata Rumpumpelė. O gal uždarykim ją kelioms savaitėms, patarinėjo pasakų namelio ragana. Namie turiu tuščias žasidę. O viena pelkių ragana šitaip kalbėjo. Žinau, rodos geresnį būdą. Duokit ją man, įkišiu iki kaklo į dumblą. Ne, paprieštaravo žolių žinonės. Reikėtų jai kaip pridera išakėti veidą. Kas be ko, suspigo vėjų raganos. Bet ją reikia ir atsakančiai prilupti vytelėmis, sušnipstė kalnų raganos. Juk galima ir su šluota, patarė teta Rumpumpelė. Raganiukiai darėsi baugu ir šiurpu. Kas dabar bus? Tylos, tarė raganų močia. Išklausiusi kitas. Jeigu jūs reikalaujat nubausti šitą raganiukę, reikalaujam, choru šaukė raganos, o garsiausiai teta Rumpumpelė. Tai atimkim iš jos šluotą ir tegu eina namo pėsčia. Tik po 3 dienų ir naktų parsirasi savo mišką, užteks jai ir tokios bausmės. Ne, suspigo audrų ragana Rumpumpelė, bet kitos pasakė, kad girdi galima ir nusileisti. Jos atėmė iš raganiukės šluotą ir įmetė ją į laužą. Paskui piktai šaipydamusis palinkėjo jai laimingos kelionės. Taigi šiandien tiek. O dabar jums sakau, labanakt, vaikučiai. Lauksiu jūsų rytoj prieš miegą tą pačią valandą.